eterio sukūrėjai dėl to, kad pagal vieną iš teorijų viskas atsiranda iš eterio. Tik mes jo nematom, mes jo neužčiuopiam, mes jo negirdim, mes jo neužuodžiam, jo tarsi nėra. Bet visa materija ateina iš eterio. Tai fotografai kaip kokie, kaip čia stebukladariai, paima ir iš eterio, ištraukia vaizdus, sakykime. Tai mano tokia ir buvo, kaip sakant, intencija, kaip sakai, visada beprotybės ribos, nes visi normalūs fotografai klausia, kokia tema, ką šiemet fotografuosime. Sakau, bet ką ištrauksime, tą ir fotografuosime, toks mūsų bus tas. Ir mes susijome, čia birželio mėnesį viskas vyko. Kompanija buvo, kiekvienais praeitais metais buvo vienokia, šiemet aišku visai kitokia ir aišku tai labai daug duoda. Kiekvienas žmogus, kaip sakant, įneša savo tą. Tai va, Valentinas yra iš Ukrainos jau gyvenantis Lietuvoje dabar daugumoje, daug sustai Lenkijoje dar keliauja, daug dėsto vienu žodžiu, jis toks jau pusiau lietuvių menininkas, bet ir ukrainietis. Čia mano Vilijos. Rimvydas, kaip sakant, jau jūsų naujai atrastas fotomenininkas. Laukime atvykstančių. Su Kulikausku mes kažkaip seniai draugaujam ir aš vis anksčiau dar kviesdavau net ir kitokius plenerus, ne kaip fotografą, net kaip dailininką. Visą. Alis, aišku, irgi kažkaip mes su Alium, kaip čia, geras rezonansas mūsų, kaip čia, bendradarbiavimo ir aš Biržos irgi labai mėgstu ir su aitvarais, ir su parodom. Vilija šiemet mane labai nustebino, aš sakau, pas ją koks ten kūrybinis šitas aukso amžius gal. Ten kiekvienas vis galvoja, oho, dabar Facebook'e ką matau, tai kasdien vis gerybė. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad man pavyksta kažkaip surinkti žmonės ir jie patys atsiskleidžia. Tada tiesiog tose situacijose, praėjusiais metais mes turėjome Daugėliškyje dar tenais kitoj pusėje darėm. Tai kas dalyvavo, atsimena, kad per dieną, mes ten 3, 4, 5 dienas fotografavom. Ir po to sakiau, už pusę metų, taip prasme, pusę metų dirbome visą. Ta prasme, tiek nuotraukų, toks intensyvumas būdavo nuo ryto iki vakaro ir ten tiesiog mus vežiojo pas vietinius žmonės. Tas tiesiog į susitikimai ir tas bendravimas ir visą. Šį kartą gal ne taip buvo, bet buvo įdomių žolininkų, taip susitikimų tokių, važinėjimų su dviračiais po miškus. Ten buvo tokia sodyba visiškai, kaip sakyt, jau kažkaip dar stovinti ir besilaikanti ir ten tokia, čia dar nesimato tokia harmonija, taip nejauku, tai tokias neužeisi, kur sodybos, kur visa. Čia iš Švediškės bažnyčios, ta paroda Švediškė šiemet šventė, nežinau kiek metų, vienu žodžiu, vis Švediškė buvo. Dalis jos stovėjo tiksliau šventovėje Švediškėje. Apie savo galiu papasakoti, kad čia mano dauguma yra tie vadinami dvigubi kadrai, kad aš mėgstu ant juostelės fotografuoti. Visi po to vis tiek klausia, kelis kartus. Vieną kartą išfotografuoju portretus, čia kai kurie gali atpažinti. O antrą kartą fotografuoju kažką. Gamtą, erdvę, sieną, kažką. Ir kartais gaunas netikėtai labai gerai. Čia irgi, sakyčiau, eterio susijimai. Čia šitą Rimvydo jau. Ir man irgi įdomu, aš esu visai, mano ta sodyba yra netoli Salako ir aš daugelį metų lankiau Salaką, bet kai yra kažkoks tai momentas, mes patekome į Salako bažnyčią. Nežinau, ar teko kam būti, žinot, kokio didumo jinai, koks tas bokštas. Tai mus įsileido ir tai irgi buvo įspūdis, tai toks. Paskui sako Valentinas, važiuojam į šitą Daugpilį, nes, sako, į Rotko centrą. Sakau, važiuojam, ką jau čia, pasižiūrėsime ir ten, nes, čia netoli, tas Daugpilis arčiau nei Vilnius. Tai, tapo mūsų toksai, Arūnas fotografuoja, čia galit pasižiūrėti sienos jo tokie. Jisai viską savo perdirbtų telefonu fotografuoja. Pas jį tenais tokia stilistika, juodai baltos, kvadratinės ir taip. Vilija gal pati papasakos, kaip jinai fotografuoja, nes aš čia nežinau. Sėdė kažkas, irgi priklauso, kažkas iš eterio, ten sakė, nepasakos, tai nežinau. Tai reikėtų plačiau mes turėtume apie Viliją kalbėti, arba Vilija vis tiek labai kūrybingai, net vienintelės tokias spalvotos nuotraukos. Jo, labai. Ten irgi
Vandens bakas, matote, mano turbūt švento vandens bakas, va tas labai patiko man. Nežinau, kad dabar tavo ir knygos yra. Ai, ne, aš norėjau gal padalinti. Nežinau, Nu, tai Normandija, Vilija gal ką nors nesakysim. Tai klauskite, jeigu ką nors norite, galiu praplėsti plačiau dar. Dar sulaukti turbūt Rimvydą. Nu tai jisai atsiras, žodžiu, tikrai. Tai mes turim sulaukti, reiškia, mes turim klausimus ir kad čia galim ir po to diskutuodami dar ir plačiau kalbėti apie fotografiją ir su svečiais iš Serbijos. Autoriai yra čia. Iš tikrųjų, mums reikėtų ir tą, galbūt ir po taurės sulčių paimti. Man tai labai džiugu, kad kartu mes čia atidarom su draugais iš Serbijos, kaip sakant, kolegom, kad visą tas, kad gaunasi, tada mes visi vienu metu tokie kaip sprogimą darom. Kūrybį. Traukite, jums irgi priklauso. Man, o taip. Ačiū labai. Trauk. O. Prašom, trauk. O, save išsitraukė. Прошлой година. Ir tu mane ištraukė? Taip, jums irgi dar liko. O, ir dar vienas. Sėdintiems, gerai. Tai gal dar šampaną įpils visai. O. Nu, va, matai. Reikia keičiam. Ką čia reiškia? Man atrodo, kažkas dvi turbūt pasiėmė. Tai Ne, dar sulipusios. Aš jau kad stora šitą. nu, čia gal jau ne. Ei, sulipusios, tai aš dvi tokias pačias. Nu va. Kur jūs buvote? Dar liko. O. O čia dovanų? Taip, dovanų. Čia išsibūrėte savo... Nu ir ką išsibūrėt? Atspindį, matote? Žiūrėkite į atspindį. Čia, žinokit, realybė tai yra tokia. Bet jūs gal žiūrite taip. O kodėl aš taip žiūriu? Nežinau. Realybė tai va, matot čia. Negyvenama sava. Išplauksite. Aš traukiau? Nieko savo. Save ištraukite. Save. O, čia šitą, žinot, 2001 metų Odisėją. Skaitėte šitą, kur tas kubas, kur ateities, kur ten ateina informacija žmonėms, kad jie pasikeistų. Nu tai dabar turėsit pasižiūrėti tą filmą. Nu, į 10-tuką.